Ilgametis Baltarusijos prezidentas pirmą kartą išrinktas 1994 metais. Aleksandras Lukašenka yra laikomas autoritariniu prezidentu, diktatoriumi. Taip pat daugelį šalių, tarp jų ir Lietuvoje, politikas išvis nėra pripažintas teisėtų šalies vadovų. Manoma, kad Lukašenka buvo vienintelis deputatas balsavęs prieš TSRS panaikinimą, kuris jo nuomonė buvo didžiausia 20-ojo amžiaus geopolitinė katastrofa. Kai Lukašenka buvo išrinktas į prezidento postą, po 2 metų surengė referendumą dėl vykdomosios valdžios išplėtimo, ko pasekoje buvo paleistas parlamentas, o prezidentas įgijo daugiau valdžios. Jis ir toliau laikos įsikibęs į savo postą, kaskart klastodamas rinkimus bei šalindamas bet kokią opoziciją. Na nesakykit, toks pat scenarius kaip ir Rusijoje su tamsta Putinu. Na bet šis video ne apie politiką, o apie laukinius 90-uosius. Ir kaip Lukašenka tiesiog nunešė nuo vaizdo kriminalinius autoritetus, kurie Baltarusiją tiesiog buvo apspitę kaip musės šūdą. Taigi, 90-ojo dešimtmečio pradžioje Baltarusija taip pat patyrė nusikalstamų grupuočių priespaudą. Kūrėsi naujos grupuotės, iškilo autoritetai, jie dalyjosi teritoriją, vyko žiaurios kovos tarp gaujų. Ši šalis tapo patogia vieta užkalti didelius pinigus. Todėl pritraukė ir nusikalstamam pasaulyje lyderiaujančius Vorzakonę. Baltarusijos teritorija buvo naudojama kaip tranzito kelias į vakarus. Tartum vartai į geresnį gyvenimą, taip atrodė anuomet. Tais metais iš Maskvos į Berlyną automobiliu per Baltarusiją buvo tiesiog neįmanoma nuvažiuoti. Neįmanoma buvo nuvažiuoti ir per Brestą. Už kiekvieno kampo laukė nusikaltėliai, stabdė automobilius ir juos apiplėšinėjo. Dažnai Baltarusijos keliuose jie rasdavo vairuotojų ir keleivių išdrįsusių keliauti lavonus. Policijos duomenimis kiekviename Baltarusijos rajone kasdien buvo ieškoma dingusių žmonių. Tiesiog kasdien prapuldavo žmonės ir retai juos surasdavo gyvus. Nusikaltimų tyrimas vesdavo tiesiog niekur. Banditai likdo nenubausti, o pradingėliai turbūt emigravo į Ameriką. Panašiai kaip laukiniais 90-aisiais Lietuvoje, ar ne? Į Baltarusiją skverbėsi vadinamieji svečiai iš pietų, tai kaukaziečiai. Ilgai netrukus jie prasiskverbė į prekybos sferą. Atvykėliai pajautė galimybę užkalti geras babkes. Labiausiai juos traukė tarp valstybinė prekyba, cigaretėmis ir alkoholiu iš Lenkijos. Kaukaziečiai greitai išstūmė vietinius gyventojus ir visiškai perėmė šios prekybos ir maršrutinių vežėjų kontrolę, kurie gabeno prekes į Baltarusiją. Reketas, finansinės apgavystės, prostitucija, sandoriai su valiuta, prekyba narkotikais. Apskritai vyko akivaizdus gangsteriavimas. Gyvenimas nebebuvo ramus. Vorzakonė tiesiog panoro perimti ištisas veiklos sritis, o kaukaziečiai taip pat nenorėjo atsilikti. Baltarusijos teritorijoje buvo daug įvairių Kaukazo atstovų, bet daugiausiai čečėnų, ypač Breste. Žmonės buvo pavargę ir jiems atsibodo nuolatiniai grasinimai, vagystės, reketas. Bresto miesto taryba nesivėlė į kovą su vietos ekstremistais, o tiesiog panaikino visų Kaukazo atstovų laikinai gyvenamosios vietos registraciją. Jiems teko išvykti į kitus Baltarusijos regionus, nes Breste buvo sugriežtinta pasų kontrolė. Tačiau palaipsniui šių priemonių imtasi visoje šalyje. 94 metais Baltarusijoje įvyko pirmieji prezidento rinkimai. Pirmajame ture lyderis nepaaiškėjo, o antrajame ture Aleksandras Lukašenka laimėjo. Už jį balsavo 80% rinkėjų. Žinoma, pirmasis prezidentas gavo šalį, kurioje buvo ne tik sunku, bet ir baisu gyventi. Ekonomika žlugo, visos struktūros buvo susipainiusios su nusikalstamais klanais. 94 metų pabaigoje veikė apie 150 organizuotų nusikalstamų grupuočių. Kiekvienoje jų dirbo 50 ar daugiau žmonių. Vien 93 metais daugiau kaip 100 000 nusikaltimų. Palygint su 1988 jų buvo mažiau nei 50 000.
Naujasis šalies vadovas iš karto ėmėsi daryti tvarką. 95 metų vasarį į kalėjimą pateko Piotras Naumenko, pravarde Naumas, garsiausias ir autoritingiausias Baltarusijos turto prievartautojas. Jis buvo kilęs iš Vitebsko. Jis buvo kaltinamas nusikalstamos grupuotės organizavimu. Nenorėjo prisipažinti, todėl po kelių mėnesių staiga mirė ikiteisminio sulaikymo centre. Dokumentuose buvo nurodyta, kad jis perdozavo narkotikų. Manau, čia visiems aišku, kad tai buvo su kažkieno pagalba. Jo vietą greitai užėmė Vladimiras Klešas, Ševlikas, tačiau pirminiais savo valdymo metais Lukašenka negalėjo visų jėgų skirti vien kovai su nusikalstamumu. Tada jam teko taip pat kovoti su opozicija. Kantrybė valdžios institucijų išseko. Ta 97 metų birželį buvo priimtas įstatymas dėl kovos su organizuotų nusikalstamumo priemonių ir buvo įsteigtas valstybės kontrolės komitetas. Nusikaltėliams atėjo tamsus laikai ir prasidėjo negailestinga banditų medžioklė. Per 4 metus Respublikoje gaujos tiesiog išnyko. Viso šio bardako kulminacija buvo Jevgenijaus Mikolučkio nužudymas. Jis buvo valstybės kontrolės komiteto Mogilove vadovas. Deputatas juokavo, kad už jo atliekamą darbą nusikaltėliai žadėjo pasiųsti snaiperį. 97 metų spalio 6 dieną Mikoluckis buvo likviduotas, sprogus bombai jo būto laiptinėje. Taip nusikaltėliai nusprendė įbauginti valdžios institucijas, bet jiems nepavyko. Priešingai, tai turėjo rimtų pasiekmių patiems banditams. Kitą dieną Lukašenka išleido pareiškimą, kuriame teigė: suprantu, kad tai yra iššūkis, noriu perduoti žinutę šiam blogiui, žemė degs po jūsų kojomis, per ilgai mes turėjome reikalų su šiais niekšais ir dėl to praradome gerus vyrus. 97 metų spalio mėnesį buvo pasirašytas dokumentas dėl skubių priemonių kovai su terorizmu ir kitais ypač pavojingais smurtiniais nusikaltimais. Tai įgaliojo teisėsaugos institucijas sulaikyti visus asmenis įtarimus nusikalstama veikla iki 1 mėnesio, nepaaiškinus sulaikymo priežasties. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas Bresto-Maskvos greitkeliui, kur mobiliosios grupės greitai likvidavo banditus. Buvo taikomos ir kitos priemonės, kurios nebuvo viešai skelbiamos. Visa tai davė puikų rezultatą, kai policininkai brangiais automobiliais važinėjo aplink greitkelius gaudyti banditų, kurie užpuldinėjo paprastus vairuotojus. Jie laukdavo, kol nusikaltėliai bandytų užgrobti pareigūnų vairuojamą automobilį, o tada tiesiog jų atsikratydavo, taip taupydami valstybės biudžetą, nei teismų, nei ikiteisminio tyrimo. Pareigūnai tiesiog naudojo tuos pačius metodus kaip ir patys banditai. Nusikaltėliai, kriminaliniai autoritetai ir aferas linkę kaukaziečiai Baltarusijoje ėmė jaustis labai nepatogiai. Patys baltarusiai nustojo pirkti prekes iš kaukaziečių, stengdamiesi išvengti jų skaitliukų. Iš pradžių kaukaziečiai bandė išlaikyti kontrolę, bet paskui tapo aišku, kad gyventi Baltarusijoje nebepelninga ir blatnavot pasidarė pavojinga, ir jie išvyko į Rusiją. Taip 90-ojo dešimtmečio pabaigoje Breste liko tik kelios dešimtys čečėnų. Jie palaipsniui išnyko ir kitose miestuose. Baltarusijoje ėmė nykti ir žinomi kriminaliniai autoritetai. Jie keistomis aplinkybėmis pradingdavo. Galbūt visi išvyko į Ameriką? Ševlikas, gerai žinomas nusikalstamos grupuotės lyderis, 97 gruodžio 10 dieną išėjo iš savo buto į automobilių stovėjimo aikštelę ir pradingo. Tais pačiais metais ir jo bendražygis Aleksandras Trečevskis. 2000-aisiais prie vieno Vitebsko naktinio klubo buvo nužudytas trečiasis įtakingas Vorzakone Genadijus Lukaševskis. Po jų sekė Sergejus Dubrovas ir Nikolajus Gajevas. Pirmasis buvo likviduotas snaiperio kulkos, antrasis nušautas iš kulkosvaidžio.
Kai Lukašenka atvyko į Gomelio sritį, per vieną iš ten pasakytų kalbų, prezidentas aiškiai nurodė, kodėl šie banditai dingo. Jis pažadėjo, kad jei kas nors bandys kur nors šalyje sukurti dar vieną banditų grupuotę ir daryti nusikaltimus, jie bus surasti ir jiems bus nupjautos galvos. Palaipsniui dingo ir tie, kurie laiku neišvyko iš Baltarusijos. Pasklido gandai, kad jie buvo išvežti miškus, kažkur netoli Minsko. Su Lukašenka menki juokai, dabar čia jis vadovauja. Tai buvo atsikratyta organizuoto nusikalstamumo, kuris buvo praizgęs visą Baltarusiją. Žinoma, pats procesas buvo ne pats humaniškiausias, bet tikslas buvo pasiektas. Ką manote jūs apie tokį susidorojimą su bandziuganais? Šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Prenumeruojam kanalą, jei dar to nepadarėte. Ir iki kitų video.